Vat jūs man paaiškinkit, vat kaip galima nenorėti atsidėti savo vaiko ateičiai? Kaip galima nenorėti? Ir kaip galima to nedaryti, turint vaiką? Bet palaukit, bet mes visos mamos žinom iki vienos, kad kai vaikas baigs 18 metų savo mokyklą, mes žinome, kad vaikas tikriausiai studijuos. 99% mamų norėtų, kad tai būtų. Vaikas įstotų, studijuotų, po studijų tą, ką jisai pabaigė, ir dirbtų, ir uždirbtų pinigus, kaip sakant, savo gyvenimui. Taip? Kiekviena norim protingų, gerų žmonių, savo vaikų. Bet palaukit, o kur mūsų protas tada? Vat jūsų protas, kur jūsų protas dabar pasižymi toms moterims, kurioms 35 ir aplink tai? Kur jūsų protas? Jūs parodote savo vaikui kelią, kad reikia taupyti, atsidėti, nebūti išlaidžiam, o ne taip, kaip jūs gaunate iš valstybės 120 kelis eurus už vaiką ir juos ištaškote. Ne vaikui atsidedat, jo mokslam, jo būstui, jo pagalbai, kai jisai tik įvažiuosi tą gyvenimą vienas gyventi be jūsų. Kur jūsų protas va čia va? Bet visos norim protingų, gerų žmonių vaikų, kad jie mokintųsi, knygelės ten būtų 10-ukai, 9-ukai, privačios mokyklos, darželiai ir visa kita. O kur jūsų protas va tame? Kad jūs vaikui, kai jam bus 15 metų, 16, 17, atidarytumėt polisą, atidarytumėt kompenso sutartys, jau žinos, vaikas žinos, ką reiškia 1000 eurų, 2000, galų gale jūsgi, kai pirksite jam daiktus, dviratukus, paspirtukus, ten tuos keturačius ir visokie žaislai, jau 15 metų vaikas jau supranta, kiek mama su tėčiu išleidžia kavinį, kai jie eina kartu, teisingai? Kiek tėtis išima iš tos piniginės, tai palaukit, mano mielosios. Kodėl neparodyti vaikui pavyzdžio, kad jūs jam nuo gimimo atidavėt visus pinigus, kuriuos duoda valstybė kiekvieną mėnesį ir atidedat ir va taip pamokinti savo vaiką, kad kai jam bus 18 metų, jis ne Coca-Cola į Maximą pirkti, o atsidės tuos 2-3 eurus, nes jo tėvai tą darė jam. Jo mama ne Coca-Cola, kramtoškę ar šokoladuką pirkom eiliai, o paėmė ir tos pinigus 2-3 eurus, atsidėjo kiekvieną dieną, kad po mėnesio sumokėti tą įmoką, o galų gale, galbūt būtent tos pinigus, kurias gauna iš valstybės, deda į jo kaupimą. Kodėl apie tai nepagalvoti? Bet visos norim protingų ir gerų savo vaikų, kaip žmonių išaugintų. Tai pradėkim nuo savęs, ką? Pradėkim rodyti pavyzdį, tą tikrą tėvų pavyzdį į kaupimą ir į ateitį.